Tai šiandien mes Klaipėdos terminale atvarėm pažiūrėti jūsų pirkinių. Tai šiandien parodysiu jums vėl visus procesus nuo A iki Z, kaip viskas vyksta čia, kaip pasitikrinti pilną sumą. Iki Klaipėdos pas mus yra viena didelė naujiena. Padarėm galimybę klientam statyti už automobilius pačiam. Pirmą kartą gyvenime matau 5 vienetus vienam konteinerį, tai einam, pasižiūrim dabar, iškraunam viską, susakysiu kiek kas kainavo, kaip kas atrodė, važiuojam dabar į vidų, kraunam. Gerbiami žiūrovai, tai susitinkam mes kaip visada čia kieme, kur gyvenimas, kaip sakiau jau praeitoj serijai, labai dinamiškas, tai tenka uždengti šitą Mercedesą. Kodėl? Todėl, kad mes išvažiuojam iš Dubajaus, paliekam Dubajų, kad ir kaip veikia gerai čia gynyba, pasakojau jau praeitoj serijai, bet garsas ir sprogimų garsai niekur nedingo. Tai iš tikrųjų labai sekina naktimis tas pokšėjimas ir neina išsimiegoti, eina alarmai. Baisiausia iš tikrųjų dėl vaikų, nes vaikai labai pergyvena, labai stresuoja ir norisi išvažiuoti šiek tiek biškį pailsėti nuo viso šito triukšmo. Tai varom į Lietuvą, būtinai aplankysim Klaipėdos terminalą, pažiūrėsim visus procesus nuo A iki Z. Kaip jau esam tą darę, visiems priminsim, kaip viskas vyksta, kaip iškraunam automobilius, apžiūrėsim jūsų pirkinius. Žinau, kad grįžta tikrai labai daug automobilių sekančią savaitę. Nežinau, kada išeis šitas video, bet sekančią savaitę. Jos visus pažiūrėsim, aptarsim ir supasakosiu, kaip viskas vyksta tiem, kas dar to nematė. Kitas dalykas, kitas klausimas, tai šita Tesla, kurią pažadėjau, kai surinksiu 100 000 subscriberių, kad kažkuriam iš jūsų vienam padovanosiu. Turim chebra problemą. Yra viena labai didelė problema, kad negalima išsiųsti automobilių niekaip, nes uždarytas Džebel Ali uostas ir neina pakrauti ne vieno automobilio, neina pakrauti absoliučiai nieko, eksporto nepriima. Dirba Salala uostas Omane, kuris yra kažkur apie 1000 km nuo čia, bet ir tai jie nepriima elektromobilių ir hibridų, tai yra hazmatinių krovinių. Jie gali priimti tik tai šitos Mercedesus kaip šitas, arba benzininius BMW X3, va tokius, tai tik tai paprastus automobilius gali priimti. Ir to nėra aišku nei terminai, nei kaina, nei kas kaip vyks. Tai laukiu, kaip sakant, bandysiu pasikrauti Mercedesą galbūt, jeigu čia karas nesustos, o jeigu sustos, tai greit grįž viskas į savo vėžes ir bus viskas ramiau. Tai su šita Tesla ir konkursu, kol kas sakyčiau, pauzė, kol turbūt baigsis karas, tai dabar visi jūs labiau norėsit, kad karas baigtųs kuo greičiau, tik tai tada galėsim išjudinti šitą mašiną. O dabar ką? Važiuojam į Abu Dabio oro uostą, iš ten būtent skrisim, viską riboja su filmavimais, tai jeigu leis filmuoti, būtinai parodysiu jums, kaip atrodo atmosfera, kaip atrodo skrydis. Tai varom į Abu Dabį. Atvažiuoja mūsų taksiukas Mercedes-Benz V klasė, 100 grubiai eurų kainuos mums iki Abu Dabio, valandą kelio, dedam daiktus ir varom. Va toks įspūdingas, žiūrėkit, Abu Dabio oro uostas. Mums, kadangi turim biznio klasę, tai čia dabar nieko nereikia net piršto judinti. Tai ką, einam, užsičekininam, nežinau, kada nebeleis filmuoti, nes policija buvo netgi ant įvažiavimo ir mus šit paleido, pasakėm, kad turim biznį, tai va įleido šitą mūsų busiką, kad išsikrautume daiktus. Nu ką, einam mes į vidų, papasakosiu daugiau ten, įspūdingas oro uostas iš tikrųjų. Keliavom iki lėktuvo, va labai įdomios iš tikrųjų, žiūrėkit, čia į tą pusę žiūri sėdynės, čia žiūri į tą. Įdomus susidėsimas pirmą kartą, kai matau. Tai ką, noriu tikėti, kad netidės skrydžio, nes prailgino laiką, bet čia bus ką veikti šitam jaunimui. O, yra žiūrėkit, vaikų programos visokios. Nu ką, 7,5 valandos laukia mūsų. 1,5 valandos prailgėjo skrydis vien dėl neramumų. 1,5 valandos ilgiau skrydis. Po 7 valandų jau leidžiamės Varšuvoje, tai turbūt per langus simatys, jo šviesa nesufokusuoja, tai pagaliau parsiradom į Europą, pabėgom nuo tų smūgių, nuo tų garsų, šiek tiek pailsėsim ir ką galiu pasakyti. Skridom 7 valandas, vėlavom išskristi apie pusę valandos, nes Iranas apšaudė UAE, apšaudė aliuminio gamyklas, bent jau kiek rašė naujienos. Tai va, teko dar palaukti ir teko taip ant įtampos kilti, nes tikrai nemalonu kilti, kai žinai, jog apšaudo šalį raketomis, o tu kyli į tą pačią erdvę. Tai įdomesnis experiences. Ką, dabar jau mes Lenkijai ir ką, leidžiamės. Ką galiu pasakyti? Etihadas yra žymiai smagesnės oro linijos nei Emirates, tai visiems siūlau kada nors, jeigu bus proga pabandyti, skraido iš Abu Dabio į Varšuvą. Tai va, toks artimiausias maršrutas Lietuvai, kas gyvena turbūt Kaune, galite irgi visada svarstyti šitą variantą. Atskrenda greičiau, nėra persėdimo, tiesioginis skrydis, superinis dalykas.
Tai sugrįžom į Klaipėdą, atvarėm pažiūrėti jūsų pirkinių. Tai šiandien parodysiu jums vėl visus procesus nuo A iki Z, kaip viskas vyksta čia, kai atvyksta jūsų kroviniai į Klaipėdą, nes daugelis iš jūsų pamiršo. Ir taip pat, aišku, turim daug naujų klientų, kuriems vis kyla klausimų ir visus juos noriu kažkaip vieną kartą atsakyti ir uždaryti šitą temą. Tai šiandien mes Klaipėdos terminale, kur jau atvyko išmuitintas visas krovinys. Tai yra, jūs pateikė dokumentus, jūs sumokėjot muitą ir dabar jau galėsim iškrauti jūsų automobilius. Apie porą savaičių likus atvykimui į Klaipėdą, visada su jumis susisiekia Navi grupė ir paprašo visų dokumentų, jūs jiem juos pateikėt, jie jūs atstovauja muitinėje, sumoka už jūs mokesčius, jūs sumokate jiem ir tada automobiliai atvyksta čia iškrovimui. Tai va, nušovę plombą, galime eiti pasižiūrėti iš tikrųjų, kaip atrodo, kaip jie sukrauti, o po to eisim pasižiūrėsim pačią krovą. Turim čia 4 automobilius, va matom, yra BMW 3, yra Audi Q7, jeigu neklystu. Visos jos jau yra išmuitintos, visos jos paruoštos, jas iškraus ant raliuko ir važiuos jos namo. Visiems aš dar noriu priminti, kad sudalyvauk aukcionuose galit patys ir pajust pačią tą atmosferą, patį tą adrenaliną, kaip viskas vyksta. Tai mes turim naują dalyką, prieigą dalyvauti žmonėm patiem. Tai būtinai kreipkitės į mus, kas nori tą padaryti, mes jums tą padėsim. Užregistruosim, galėsit patys bidinti, lošti, po to jau matyti savo automobilius, o taip atvykstančius į Klaipėdą. Tai dabar einam vidų, pažiūrėsim visą krovą, visą veiksmą. Kol tas konteineris laukia dabar eilėje, turim vieną tokį įdomesnį konteinerį. Tai jame pakrauta pirmą kartą yra, matau tokį dalyką, 5 vienetai. Tai yra 4 automobiliai, 4 hibridiniai automobiliai ir 1 motociklas. Pirmą kartą gyvenime matau 5 vienetus vienam konteinerį, tai einam, pasižiūrim dabar, iškraunam viską, susakysiu, kiek kas kainavo, kaip kas atrodė. Tai važiuojam dabar į vidų, kraunam. Tai pristumė konteinerį dabar su šituo įdomiu kroviniu. Pirmą kartą matau, kad 5 daiktai pakrauti. Tai matom, yra motociklas Harley ir yra 4 hibridai. Stovi Hyundai Kona, Volvo, Mustangas ir Chevrolet Boltas, man atrodo. Tai visus tojus iškrausim, sužiūrėsim. Vieną dalyką noriu pasakyti, kad motociklam muitas yra mažesnis. Motociklo tarifas yra 6% plus PVM, automobiliam yra 10% plus PVM. Tai dabar ką? Pasitraukiu aš iš kelio, duodu hebrai laisvės dirbti ir žiūrim, kaip išsikraus visi šitie daiktai. Pirmas dalykas dar ką padaro, tai matot, visada prieš pradedant krauti darom nuotraukas tam, kad jeigu atsirastų kažkokių papildomų pažeidimų, kad būtų aišku, kad jie, pavyzdžiui, įvyko ne čia. Arba kaip taip, kad čia įvyko. Tai va, daro nuotraukas, lenda į konteinerį, žiūri, ar nieks netrūko, ar nelūžo, ar nesutrūko kokie nors raiščiai, ar balkis nenulūžo ir neužkrito viena ant kitos mašinos. Tai va, tokia procedūra pati pirma būna tik atidarius konteinerį. Va. Tai ką, trauksim lauk ir papasakosiu viską iš eilės. Pradėjom krauti, žiūrėkit, visą tą konteinerį. Tai pirmas dalykas, ką iškrovė, kaip ir suprantat, motociklas Harley Davidson, kuris buvo pirktas Koparte. Tai žinote, ne, kad atspėti aukcioną galima paprastai. Koparto lipdukas būna šitoks pailgas, Insurance lipdukas būna kvadratinis. Tai va toks Harley Davidson klientas nupirko 2.6 buvo jo bidas. Va, taip jisai atrodo. Nuvež dabar pastatys ant kojelio, jo kojelė sveika. Galima apžiūrėti iš tikro. 2.6 kainavo dolerių, plus aišku aukciono mokesčiai. Visada kaina susideda iš tokių dalykų kaip pirkimo kaina, aukciono mokesčiai, vietinis transportavimas ir konteinerio parvežimas. Tai motociklui konteinerio pervežimas kainuoja 375 ir taip pat atvažiuoja jisai pas jūs. Tai turim kokių pažeidimų. Matėm, kad yra kažkokių smulkių. Čia apačioje matau pabraižymų, čia tokių visokių mažų pabraižymų, kurių nesimato nuotraukose, visada bus. O gal jisai kažkur prigulė, va matot. Čia. Čia. Visi šonai, visos kojelės, viskas šitoj pusėje, va. Viskas yra pabraižyta, tai va, tokie dalykai čia, manau, yra nebaisus, už 2.6 tikrai neblogas daiktas. Kaip pasižiūrėti kainas, už kiek nupirko, tai va šitą numerį, čia yra loto numeris arba stoko numeris, šitą numerį įsivedat bidauto.online ir jums išmes visą informaciją apie šitą motociklą, kokie metai, kokie duomenys ir už kiek buvo nupirktas. Svarbus dalykas visada, kai perkat, kad būtų draudimas. Matot? State Farm Insurance. Irgi rašoma, tai svarbu, kad draudimas pardavinėtų, tada nusipirksit normalų daiktą arba motociklą. Va, nu ką, ten dar liko 4 automobiliai, tai eisim žiūrėti. Hyundai Kona, va tokia ištraukė, 3.7 klientas sumokėjo. Čia, kaip suprantu, visas konteineris iš Teksaso šitas atvažiavęs. Va, tai visada irgi pakrauna, matot, kaip krauna, va šitaip 2 aukštais. Tai automobiliam nuima ratus, ir po to va taip ištraukus jos gražiai uždeda. Va, tai galim pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Hyundai Kona 3.7 visai nebloga kaina, sakyčiau. Apie ką aš norėjau papasakoti, apie mažas dabutes, va tokias, va, kurių nuotraukose ne visada pamatysi, jos yra. Tai o,
Noriu visiems parodyti, kad suprastumėt, kad automobiliai vis tiek jie yra naudoti ne pirmus, ne vienus metus ir jie būna tikrai pabražyti, pakankinti, kaip sakant, nes jie prieš tai nebuvo dažyti. Bet va, taip jinai atrodo, Airbagai sveiki, važiuokit taip gražiai. Užlenkė sėdynės, įdėjo detalės, bamperis, lempa, kažkas čia viskas sudėta, kas dar gali būti naudinga, nes remonte būna dažnai, žinot, kad trūksta visokių plasmasėlių, varščiukų ir taip toliau. Raktas kabo, viskas čia kaip ir ok, varžtai sudėti nuo ratų, automatas. Šita mašina, kaip suprantu, yra hybridas, nes keliavo kartu su visom hybridinėm elektrinėm mašinom. 3,7 jos kaina, 20 metai, va, visa informacija jau atsimenat, ne? Tai va, kaip ir sakiau, insurance yra kvadratinis, koporto pailgas, va, kaip pas motociklo. Liko Volvo 12 300 jinai kainavo. Vyksta, žiūrėkit, chirurginė procedūra, va, tiek prikelia, labai nedaug yra likę iki stogo. Turi prikelti automobilį tam, kad nupjauti va taip pat raiščius. Taip yra, kraunami automobiliai, o čia komentarų bus visokių, bet kitokių metodų, žinokit, nėra. Visi automobiliai yra taip kraunami, o nebent, aišku, galite užsisakyti, jeigu vežat brangius sveikus automobilius, kartais darau aš tą pats, krauti tik tai 2 automobilius ant žemės tiesiog padėti ir nieko mes nekilnojam. Bet dažniausiai automobiliai yra kraunami taip ir reikalauja iš tikrųjų labai didelių pastangų ir preciziškumo. Hebra ten dabar išlups rėmą ir ištrauks šitą Volvo S60 iš insurance opcionų. Jinai yra hybridinė, skaitosi, nes yra B5 motoras. Esam turėję nuotykių su B5 motorais. Pačioj pradžiai, kai dar jau nieks nežinojo, kad jie skaitosi hybridiniai, mums teko savanai atsivežti atgal iš uosto ir iškrauti. Reikėjo perkrauti hybridinius į hazmatinį konteinerį. Nu tai ką, ištrauksim, parodysim, kaip Volvo atrodo. Volvelė yra 24 metų, va, galim pasižiūrėti visą informaciją. Va, 24 metai, Volvas čia. Nerašo, kad užsiveda, bet rašo, kad raktai yra. Rida 21 000 ir va, matom su galva, žiūrėkit, kaip išmušė stiklą. Šovė panelė, šovė vairas, kelienai, aišku, šovė. Tai ta Volvo buvo nupirkta 12 300, prie to prisideda dar aukciono mokesčiai. Kaip pasitikrinti pilną sumą iki Klaipėdos, žinot puikiai, ne, kad kiekvieną lotą atidarė, dešiniai pusiai, bidauto, galite įsivesti norimą statyti sumą ir pamatyti, kiek pilnai kainuos iki Klaipėdos jums automobilis. Šitą galite pasitikrinti, kiek kainavo įsivedę šitą numerį, o čia yra stock numeris. Kiekviena mašina, kiekvienas daiktas identifikuojasi palei šitą numerį. Insurance arba lot numeris koparte. Tai va, prisuko ratus, viską sufotografuoja, raktus sužiūri, pabando, ar jinai užsiveda, nes atrodo jinai gan sveika, tai turėtų važiuoti savo eiga. Va, matom tokie pažeidimai, ne, kažkur va čia gavo, išdaužė žibintą, lempą, stiklo jau matė mane, uždarys, gal išės uždaryti šitą stiklą, nes matot, aukcionas nesivargino, paėmė, klijavo tiesiog, turbūt nebuvo energijos, bet matau, kad sunkiai sekasi užvės. Manau, kad yra problema, kad šovė Airbagai. Dažniausiai bent jau tai būna. Tai va, toks automobiliukas beveik naujas, ne? Labai gera kaina, 12 300, už tiek pažeidimų, manau, čia yra super dealas. Ir dar liko 2 mašinos, Ford Mustangas elektrinis ir Chevrolet Bolt. Tai va, jas ištrauks, irgi toks pats sumuštinis. Šita krova trunka tikrai nemažai laiko, nes matėt, buvo 5 daiktai ir tokių sumuštinių pridaryta, viena virš kitos mašinos sukrautos. Ten veiksmas juda, viskas juda, verda. Jau pradėjo virti veiksmas čia autoversle, visi prabudo, jau pradėjo dirbti smarkiau. Va. Ir išvažiuoja, žiūrėkit, Audi Q7. Va, tokia Audi Q7 turėjau pardavime su greičių dėžės defektu, kur tolumoja. Pardaviau 6,9 jau pilnai Klaipėdoje. Laukiam dabar tolimesnių krovimų ir dabar parodysiu jums, kaip viskas toliau vyksta. Trečias automobiliukas jau ant žemės, bet visiems dar noriu padaryti tokį interpą, priminti, kad pas mus yra viena didelė naujiena. Tai padarėm galimybę klientam statyti už automobilius pačiam. Yra bidauto extensionas, kurį galite įsirašyti į Chromą, įsirašyti į Firefox ir patys dalyvauti aukcione gyvai. Tai yra pajusti visą tą atmosferą, pajusti tą adrenaliną ir bidinti va tokius automobilius kaip šitas patys gyvai, dalyvaudami be jokio mūsų įsikišimo, žiūrėdami, kaip viskas vyksta realių laikų. Šitas Chevrolet Boltas, jisai yra 23 metų, va čia matom visą informaciją. Čia yra jo stoko numeris, jau viską aiškinau po kelis kartus, kaip galite pasitikrinti, kaip pasiskaičiuoti parvežimą ir taip toliau. Jisai buvo nupirktas už 5,3. Tai pavyzdžiui, galite įsivesti bidauto šitą numeriuką, įsivesti, kad 5,3 yra bidas, nors manau rodys automatiškai palei pardavimo istoriją ir matysit, kiek pilnai iki Klaipėdos. Nepamirškit pasižymėti, kad tai yra hazmatinis automobilis, tai yra Extra 200, nes visi elektriniai ir hybridiniai automobiliai skaitosi kaip pavojingas krovinys. Reikia imti Maersko arba Mesi konteinerį ir jį siūsti specialių žymėjimų. Tai kainuoja ekstra pinigų. O šitas Chevroletas, kaip matot, atrodo visai neblogai. Gavęs jisai va čia va į priekį, nebaisiai čia, tai sakyčiau, palinto kažkur čia dar kampas muštas. 5
4, man atrodo, sakiau, ne kaina. Tai visai nebloga kaina, kaip už tokį apynaujį automobilį, elektromobilį, kuris važiavo čia dabar į Klaipėdą. 10% muitas, 21% PVM ir šitas žmogus, aš dar pasižiūrėjau, kai yra 23 metų, tai automobilis yra iki 4 metų senumo, reiškia, jisai dar gaus apva kompensaciją iki 2500 eurų. Tai va tokie reikalai su tokiais automobiliais. Dar liko 4 automobilis, elektromobilis Ford Mustangas, kurį eisim toj pažiūrėsim, jį dabar iškrovinėja, tai einam pažiūrėjau. Paskutinis automobilis tai Ford Mustang Mach-E. Elektromobilis iš Fordo, Mustangas toks, kuris važiuoja vien tik tai elektra, 8350. Jį nupirko klientas ir matom, kad jisai iš tikrųjų visai neblogai muštas. Jisai palindo kažkur po aukštesnių automobilių, po kokį nors pick-upų. 25 metų automobilis, tai irgi jisai pretenduoja į apva kompensaciją, greičiausiai gaus klientas 2500 eurų, kai susitvarkys, kai susiremontuos ir užsiregistruos šitą automobilį, 2500 eurų grįžčiam atgal. Ir dabar iškrovim ir šitie visi automobiliai, kuriuos iškrovim, keliaus dabar ant tralo ir važiuos pas klientus į namus. Viskas, paskutinė fazė baigta. Kaip sakant, visa kelionė užsibaigė čia, išvažiuoja pas klientus į namus, tai dažniausiai, kaip ir sakiau, atvažiuoja mūsų žinomi vairuotojai, kurie turi reikiamą techniką, paima ir atveža jūsų automobilį, arba, aišku, galite atvažiuoti pats, ko tikrai nerekomenduoju, nes dauguma automobilių yra nevažiuojančių ir žmonės tikrai čia užstringa labai ilgam, kol išsiveža automobilius. Nepagailėkit tų kelių kapeikų ir sėdėkit namie ir jums atvežti į namus tas mašinas. O šitą ką? Šitą mašiną paleidžiam klientui, apsižiūrim dar, tai kaip ir sakiau, 8350, jinai pirkta buvo kažkur Dallas, jeigu neklystu, ten buvo parašyta, tai jinai keliavo per Houstono uostą. Houstonas, mes vis dar esam padarę akcijinę kainą $700 vienam automobilį kraunant prie 4. Taip pat jau visi puikiai žinot, kad prisidėjo, kiek anksčiau prisidėjo Los Andželas, atidarėm dar vieną naują terminalą, kuris gali mums krauti automobilius New York'e, Norfolk'e, tai viskas auga, viskas gerėja, konteinerių gaunam, viskas ok, buvo išgazinę dėl artimų ir vidurinių, tai yra rytų krizės viso to karo, kad konteinerių trūks, bet matau, kad Hebra krauna, veiksmas vyksta ir viskas yra ok. Klientai patenkinti, automobiliai važiuoja, mes jums juos rodom ir matom, kaip viskas grįžta. Tai eisim dabar dar į lauką, pasižiūrėsim, kaip užkrauna ant tralo. Pristumė prie rampos dabar antrą tą konteinerį, kurį noriu jums parodyti. Tai 4 automobiliai, kuriuos jau matėm. BMW 3, Q7. Viską pafilmuosiu. Aš jums dabar kaip iškrauna patį veiksmą, nes jau prieš tai pažiūrėjom viską paeiliui, o dabar pasižiūrėkim tik tai patį vaizdą, kaip viskas atrodo ir galėsim sugrįžti dar prie mašinų, pasižiūrėti jų kainas. Tai iškrovėm visą konteinerį. 4 automobiliai, kaip matėt, buvo. Pirmas iš jų 23 metų Dodge Challenger. 5,4 buvo jo kaina ir matom, kad jisai gavęs kažkur į priekį ir gan taip neblogai. Motoras nepažeistas, manau, kad užsives, bet mes geriau nebandysim, nes viskas yra pastumta, bet manau, kad čia bus viskas ok. Pirmas mašiniukas va toks, 5,4 kainavo aukcione, galite čia pasitikrinti. Bidauto, įvedat šitą skaičių, 4388 9540, įsivedat 5,4 ir sužinosit, kiek pilnai kainavo iki Klaipėdos. Ir galėsit įsivaizduoti, kiek maždaug kainuoja tokie automobiliai. Tai manau tikrai geras dealas, kaip 23 metų superinis. O čia turim tikrą muscle carą, tai Ford Mustang Mach-1. Labai retas daiktas, superinis daiktas, kuris Koporte buvo nupirktas už 16,9. Koporto informacija, galit pasižiūrėti, klientas sudalyvavo, laimėjo. Atvežėm į Teksasą, dabar atsivežėm į Klaipėdą, išmuitinam ir Navi grupė dabar jau jį veš jam į namus. Ir dar turim Audi Q7, kurią jau matėm stačiai pakeltą. Tai jos kaina buvo $8,000 ir labai geras dalykas yra tai, kad jinai užsiveda. To čia pabandysiu užvest. Tai klientas ją rizikavo, pirko iš privataus, jeigu nesuklysiu, bet automobilis užsiveda ir viskas su juo kaip ir tvarkoje. Viduje va taip viskas atrodo. Tikrai nesudroštas, nesuvarytas automobilis. Klaidų jokių nedega, rida 110 000, dega tik tai matot, kad padanga tuščia, bet šiaip automobilis gyvas, gražus, viskas tvarkoje. Nežinau, dėl ko pardavė, aš irgi nekankinsiu, gal turi kažkokių paslėptų bėdų, bet užsiveda, važiuoja, viskas tvarkoje. Nu ir ką, paskutinė mašina pas mus BMW, to per milimetrus čia prasitrauksiu, BMW 335 su įžymioju motoriuku 3.0 Vinturbo, žinot, kaip aš jau jį mėgstu, $2,000 atiduotas ir čia ką mes matom? Mes matom, kad jinai nėra tiek baisiai mušta, kiek jinai nurinkta, tai čia reikės visų tų detalių, bet nieks nenusukta, nieks nesuraityta, tai atrodo, kad čia bus to remonto nedaug, bus maždaug daugiau rinkimo. Tai va,
Klientai dalyvavo aukcionuose, išsirinko, patys nusipirko, gali tą patį padaryti ir jūs. Žinot, kaip viską daryti, rašykit mums. Būtinai rašykit telegramu, yra tik tai vienas įmanomas kontaktas su mumis susisiekti, tai yra Bidauta.lt. Nėra jokių, yra pastebėjome, kad yra aferistų visokių, kurie susikūrė labai panašius pavadinimus ir prašo pinigų, tai būkit labai atsargus. Mes visada skelbiam savo kontaktą po kiekvieno reelsu, visur po kiekvieno video. Siekit mūsų kontaktus, rašykit ten, sudalyvausit, parvešim ir galėsit džiaugtis. Ir pats paskutinis etapas, apie kurį norėjau pašnekėti, tai pats linksmiausias etapas, kai jau vairuotojas kraunasi mašiną va šitaip ant ralo, jūsų ilgai lauktą, ilgai svajotą automobiliuką iš Amerikos ir veža jum namo. Tai dar kartą visiems pasikartosiu, Navi grupė turi vairuotojus, kurie pastoviai veža, kurie turi tinkamą tam techniką, matot, yra platforma, yra visi ratukai, viskas taip, kaip turi būti, profesionaliai atliekama su automobiliais, kurie ne visada važiuoja. Vat, pavyzdžiui, Jeep Grand Cherokee turi išmuštą ratą. Tai visus šitos automobilius jie pasikrauna ir važiuoja po visą Lietuvą, dūzgia pirmyn atgal, išveža jum į namus, pristato tiesiai į namus, ten, kur reikia, kur jūs norit, nukrauna profesionaliai taip, kaip turi būti, žino, kaip su jais elgtis, kaip įjungti neutralią pavarą, kaip ką daryti. Tai viskas būna atliekama paprastai ir aiškiai. Navi grupė jums padės susinaviguoti, pasiūlys visada vairuotoją, pasakys, kiek kas kainuoja, nepamirškite tiesiog paklausti, paprašyti ir viskas bus padaryta. Dabar ką, pasižiūrim, kaip jie bus pakrauti ir išlydim juos namo.